Sveiki, pasižiūrėkim, kokia aktuali situacija pribrendo, reikalinga dėmesio jūsų, ką mylinti visata nori pasakyti. Taigi, situacija susijusi su pasirinkimais dviejų kažkokių dalykų šiuo atveju jaučiasi ir kasgi tai yra. Vienas tai likti prie seno kažkokio pakankamai vertingą dalyką, kaip 4 monetos, savo komforto zoną likti, įvairios situacijos, daug žmonių, įvairios užklausos. Ir antrasis, kas per modelis ar galimybę tai išpildyti savo svajonės, 9 monetos, tai daug daugiau negu 4, tai yra baigtinis skaičius ir tam tikri žingsniai reikalingi, o galbūt jūs ir esat abiejose tose galimybėse. Taigi, verta atkreipti šiandien dėmesį jūsų svarstymus ir rinkimąsi arba seno patikimo arba ėjimo į šiek tiek keliais žingsniais į priekį ir išpildyti savo norus, svajonės, taip visata jums sako. Ir kągi patar šiuo atveju, tai karalienė kardų ir 10 kardų, kad verta užbaigti svarstymus, matosi daug skirti laiko apmąstymams, kaip 10 kardų tai pabaiga ir karalienė kardų, kad pagaliau verta tai užbaigti. Ir kasgi tada, kad verta šiek tiek pasigilinti informaciją, kažką naują sužinoti, galbūt pasimokyti ar paklausti patarimų, kažko jūs nežinot ir todėl matyt abejojat. Ir kasgi tada jūs suprasit, kad jūsų baimės yra nepagristos, kad jūs esat tas liūtė, kuris galit nugalėti tas baimės ir pasiekti tą tikslą, kad taip pat ir tas tikslas jūsų trokšta kaip ir jūs, kad gali išsipildyti jūsų noras. Taigi įvairios čia lygiai ir įvairios situacijos gali būti susijęs su veikla, su santykiais, daug visokių užklausų ir svarstymų, ar likti prie seno ir toliau mąstyti, kurti, bet sako visata, kad jūs galite žengti naują ir pasiekti savo svajonės.